Misionieriškas darbas – mūsų didžiausia pareiga. Ištraukos iš pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios prezidento Ezra Taft Bensono pranešimo. Viešpats nori, kad kiekvienas jaunuolis atliktų nuolatinio misionieriaus tarnybą. Dabartiniu metu tik trečdalis tam tinkamų bažnyčios jaunuolių tarnauja nuolatiniais misionieriais. Tai nėra malonu Viešpačiui. Mes galime padaryti geriau. Mes privalome padaryti geriau. Misija ne tik turi būti laikoma kunigystės pareiga, bet kiekvienas jaunuolis turėtų svajoti apie šį patyrimą su dideliu džiaugsmu ir nekantravimu. Jaunuolis negali nuveikti nieko svarbesnio už tai. Aukštoji mokykla gali palaukti. Išsimokslinimas gali būti atidėtas. Karjeros tikslai gali būti nukelti vėlesniam laikui. Taip, net santuoka šventykloje turėtų palaukti, kol jaunuolis bus atitarnavęs garbingą nuolatinę misiją Viešpačiui. Merginos, neužmirškite, kad jūs taip pat turite galimybę tarnauti nuolatinėmis misionierėmis. Aš esu dėkingas, kad mano amžinoji bendražygiai prieš tai, kai mes buvome sutuokti Salt Lake City šventykloje, tarnavo misijoje Havajuose. Man malonu, kad mes turime 3 anūkės, tarnaujančias nuolatinėmis misionierėmis. Jaunos seserys yra tarp mūsų geriausių misionierių. Pranašas Josefas Smithas skelbė: po visko, kas pasakyta, mūsų didžiausia ir svarbiausia pareiga yra skelbti Evangeliją. Viešpats prašo kiekvieno iš mūsų surasti tuos, kurie jo nepažįsta. Mums įsakyta ieškoti jų per visas savo gyvenimo dienas. Gali būti taip, kad rasime tik vieną sielą, kuri klausys ir patikės Jėzaus Kristaus žinia. Jei mes visą savo gyvenimą iš visų jėgų būsime mokę Evangelijos, savo dangiškojo tėvų karalystėje mums bus didelis džiaugsmas su ta viena siela. Viešpats pažįsta savo vaikus. Jis žino, kad jie pažins jo Evangeliją girdėdami ją. Jei mes, kaip bažnyčios nariai, eisime pas juos ir mokysime, jie galės klausytis tos žinios ir atgręš savo gyvenimus į Jėzų Kristų ir mūsų dangiškąjį tėvą. Po to, kai Jėzus Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, jis atėjo pas apaštalus prie Galilėjos jūros ir klausė Petro: ar tu myli mane? Petras labai nuliūdo, kadangi jis nesuprato, kodėl Jėzus uždavė tokį klausimą. Jis atsakė: taip, Viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu. Tada Jėzus tarė jam: ganyk mano avinėlius. Po to Petras sužinojo, kad jis ir visi bažnyčios nariai turėjo savo gyvenimą paskirti mokymui dalykų, kurių juos mokė Jėzus.
viešpats yra pažadėjęs didelį džiaugsmą tiems, kurie moko jo Evangelijos.